Hast du es? Ich bin kurz davor da rausgegangen, ne? Da kam eine Frau hier aus dem Dorf, das Annelies. Da fiel mich rein. Da war das mit in dem Auto drin. Ich stumme rum, da habe ich mich geärgert. Ja, da war ja viel Geld für mich, ne? Und sonst hätte man unter zwei teilen. So hat das ja nur. Erzählen Sie mal, Sie haben schon mal was gewonnen. Ja, sicher, wir haben schon mal ein Auto gewonnen mit 4 Mann. Я не чувствую. Как вам кажется, изменится что-нибудь или меняются люди или нет? Ну, может, поменяются, а что я знаю? Только если можно этими полными рассказами, С полными предложениями. Так подумать, у нас есть время еще. Вот вы можете стоять, сколько вам нужно, если какая мысль приходит в голову, так и говорите. Кто-то рокирование. По заслонке. Атасе, Да? 1 мая. Литва удел до европейского страны. Да, да. На его сот може пару лапу свою, то може ела фадрыта дживасыр, как она сезон. Может, дочери лучше. Майки как то вам мат кажется? курима, уже мат курием, а може чайки фадрмуры, племени кенги, а ела Сарас Ватоцкий, открыли манушенги, молодежёвский, ела фадрыта Вы дживасыр. знаете, потому что вы, смотрите, вы же жили в разных эпохах, да? Жили и там в Советском Союзе и там так далее, так далее. Так вот, как вам кажется, меняется, мы сейчас говорим, это было в той эпохе, сейчас по-другому и так далее. Как вам кажется, после того, как мы поступим, ну там через 10 лет, будут люди так говорить, что до и после, там было лучше, худше? Ну как Ну, вам может, кажется? лучше будет. Переменение, видишь? На сыр. Сейчас бутылку было 100 грамм, сейчас бутылка стоит. Нету? Надяту красиво, начну. Нету хорошо жить бы, и счастливо, и потом. А что мне говорить? Ну что говорить, человек прожил жизнь уже, стареет. Ну, как сказать, конечно, у нее есть надежда, может, даст Бог, ей будет лучше. Может, пройдет еще столько-то времени, 30-40 лет, будем, kaip sakyti lietuviškai, spręsti, kur buvo prie Sovietų geriau, ar prie Lietuvos, ar Europos, kaip įstojami žmonės. Čia iš karto negalime spėlioti, reikia tikėtis, kad būtų geriau, nes mes jau tiek prisigyvenam gerai, kad jau geriau negali būti. Gal dos Dievas gerai pakilsim, gal ne mes, gal mūsų vaikai, gal mūsų ten anūkai bus. Čia reikės gal po kokių 20 metų, gal pajausim kažką tai gero. O per pirmą dieną, ką mes galim pasakyti, reikia tik tai tikėtis. Tik tai manyt gali kažką. Taip, bet numanyti tik ir tikėtis reikia. O ką daugiau? Per vieną dieną čia niekas nesusipres. Kaip mes žiūrim iš televizijos ir šneka, politologai visi ir ten, ir žurnalistai, ir kiti žmonės. Nu, galvojam, kad iš šių kalbų tai reikia tikėtis, kad gal bus geriau. Gal. Kaip nesijaučiat, pavyzdžiui, kad visa tai, kas vyksta, tos ES ir visa kita, yra toks kosmosas iš tikrųjų, kad iš esmės neliečia tai normaliai paprasto žmogaus, kuris gyvena tikrą gyvenimą ir tai kažkaip šalia, paraleliai vyksta šalia tikro gyvenimo, visi tie dalykai. Nu, gali būti. Aišku, jeigu paprasto žmogaus, aš mano asmeniškai nuomonė, kad paprasto žmogaus, tai tikrai to neliečia. Čia greičiausiai liečia politiką, kad eitų į tą Europą. O paprasti žmonės, kaip liko tokie pati, paprasti žmonės taip ir liks. Tik tiek, kad reikia interviu klausinėti nuomonės, o kas iš to? Jūs patys puikiai suprantat, kad duok Dieve. Tikėtis ir duok Dieve, kad būtų geriau. Jau ne mums, mes jau skaitomės atgyvenam savo, o vaikams, kitoj kartoj, kita karta, kad jiems būtų lengviau gyventi. Nes dabar mūsų kartoje yra labai sunku. Labai. Kaip ir jūsų tautybės, kaip ir mūsų tautybės. Žinot, yra čigonai ten ar lietuviai skirtumo nėra, bet jaučiasi, labai jaučiasi. Daug yra bedarbių. Daug yra bedarbių, kurie žmonės tikrai kenčia. Kaimuose irgi žmonės kenčia, nes nėra darbų. Nėra darbų ir iš ko gyventi žmonėms. O į tą Europą, ką jin duos tą Europą? Jeigu viskas brangsta, ką jin duos tą Europą? Reikia tikėtis, bet tikėtis tai, mes ir gyvenam tik tai su viltim tikimės. O ką tai, mums nieko daugiau nebelieka, tik tai tikėtis. O solidarumas, pavyzdžiui, su lietuviais jaučiat, nejaučiat? Nu, Tai, kad vis tiek lietuvių daugiausia yra mažumas,
Ar jaučiat, kad rūpinasi jumis kažkas nors kiek, nu, kažkaip bendrauja, ar tik tokie kaip mes atvažiuoja, vat, interviu paima ir išvažiuoja? Nu kaip yra ten? Nu, o tokie kaip jūs atvažiuoja, interviu paima ir išvažiuoja, o kad rūpintųsi valdžia, ypatingai valdžia mumis, tai žinokit, kol mes patys save neapsirūpinsim, naglai nereikalausim to, ką mes suprantam iš teisių, tai mes kažką tai galim ir pasiekti. O kuris žmogus tikrai nieko nesuprantas ir kažkur tai eina kažką tai daryti, jį toliau pasiunčia. Taip ir besilieka viskas. Jokios paramos ir jokio, kaip pasakyti jums. Ai, kaip jums čia Papasakokit, kodėl Rada yra viena iš tiek nedaugelio Romų, kurie siekia aukšto mokslo. Kodėl jūs žinot, jūs pasakėt, ką tik teisės. Taip. O kur jūsų įdirbis? Į, pavyzdžiui, aukštus postus, į geras vietas ir taip toliau. Kame yra problema? Kame yra problema? Nu, problema vienintelė yra, tai yra tauta. Mūsų tautybė yra didžiausia problema. Čigonai. Tai čia yra didžiausia, tikriausiai gal ir ne Europoje, bet Lietuvoje tai tikrai. Nežinokit, jeigu yra pas mus yra čigonų, yra labai gabių. Ir labai moksliškų, kurie tikrai gali baigti ir aukštąją, ir gali dirbti to, daleiskim paprastą darbą, kaip jau liūdėskim žurnalistai, o kitose šalyse, Lenkijoje, Belarusijoje, žmonės dirba ir advokatais, ir juristais, ir teisėjais, ir policijoje. Ir ten, žinokit, nėra, nu kaip jums pasakyti, nemoku gerai įsireiškia, reiškia, nėra pažeminimo, kad tas čigonas, jiems skirtumo nėra. O pas mus Lietuvoje, jeigu daleiskim, vienintelė Rada, jums ir yra grynas faktas, vienintelė Rada yra čigonė, kuri baigė vidurinę mokyklą, kur stojo į institutą, jau beveik pusė Lietuvos žino, vienintelė čigonytė, kuri taip moka, sugeba ir įstoja ir gerai mokosi, taip ir panašiai. Kažkaip tai daugiau dėmesio skiria jai. Ir vienintelė, bet visai žmonijai tu neparodysi. Mes galim irgi, aš irgi esu baigusi mokyklą. Lietuvių mokyklą baigiau ir galėjau stoti ir buvo tokia problema su medicina, norėjau stoti į mediciną. Manęs dėl to nepriėmė grinai dėl tautybės. Grinai dėl tautybės. Mano vyriausiai sesuo yra baigusi mediciną Panevėžio medicinos mokyklą. Ir tai mes sukišom daug pinigų, kad jinai įstotų. Nes jinai buvo nepanaši čigonė, buvo šviesi ir mėlynom akim. Tai va šitą ją išgelbėjo, jinai baigė medicinos mokyklą. Turėjot kyšį duoti? Taip, turėjom duoti kyšį. Ir turėjom visai mokyklai nesirodyti, nes mokykla nežinojo, kad jinai yra čigonė. O anksčiau čigonai kaip, nesusimetrikuodavo, nesusirašydavo. Daugiavaikė, tėvas ten Povilas, kitas Jurgis, trečias Petro. Nesirodydavo. Gimimo liudijime nesirašydavo tautybę. Būna, kad pas čigonus rašo su tautybė, pas kitus nesirašė. Eini pasą pasiimti, klausė, kokia tautybė. Mano tėvas lietuvis. O anksčiau prie sovietų, lietuvis užrašo lietuvių, rinkis kokią nori tautybę, ar lietuvis, ar čigonė. Dabar irgi galima. Dabar kaip aš galiu pasirinkti? Manęs klausia, sako, kokią tautybę užrašyti, sakau, kokia yra jau tokia. Matot, kokia yra. Aš, pavyzdžiui, norėčiau, jeigu pakeisti lietuvių, nes lietuvių netaip skiriasi, suprantat, Lietuvoje ypatingai labai žmonės, kaip pasakyti, mes tarp lietuvių esame labai pažeminti, jie mus neskaito žmonės. Jie neskaito. Mes jau čia gyvenam, kiek aš čia asmeniškai gyvenu, čia jau ištekėjau ir čia gyvenu 22 metai. Taip. Tai čia jau vienas kitą be iki veidų žinom, pažįstam. Mes gyvenam padoriai, nenarkomanai. Dirbam anksčiau prie sovietų. Tai žmonės dar, kurie pažįsta, kurie senstas kartu su mumis, tai dar kažkaip ir gerbė. Labas pasako kitą, kad o kiti žmonės net. O tu džiai į parduotuvę, pamato čigonai, kiti bijo, suprantat, kaip pasakyti, jaučiamės to pažeminimą savo tautybės jaučiam. Ir tai buvo, taip ir bus, gal pasikeis, nebent į tą Europos Sąjungą, nebent čia pasirodys lietuvių ir negrų, ir jakučių, ir visokių tautybių, kurie, suprantat, kurie bus maišinina, balta su juodu, juoda su balta, gal tada nebus skirtumo, gal tada mes nejausim tokio pažeminimo. Dabar mes jaučiam. Tai gal tai ir būtų iš tikrųjų geriausias dalykas, kurį jums atneštų nauja visa santvarka ir naujas požiūris? Galbūt. Nors dabar jau pas mus ir pas jūs, ir pas mus yra, kad tautybės maišosi. Reiškia, čigonas veda lietuvę. Lietuvis ženėsi su čigonė.
gimsta vaikai, jau jie mišrus, jau pusė baltas, pusė ryžas, pusė juodas, maišosi, suprantat, jau šviesesnė gaunasi. Kažkur tai jau maišas, nebėra jau kas anksčiau grinai, kad būtų grinai čigonas su čigonu. Anksčiau buvo labai griežta, o dabar jau nebežiūri, nes keičiasi jau, viskas keičiasi. Laikant bėgant viskas keičiasi, seni žmonės išmiršta. Senoji karta lieka kita karta yra jaunimas, jie netaip supranta savo papročius, daug kas apsimiršta, o taip ir gaunasi. Taip, bet aš, pavyzdžiui, tai esu įsitikinus kažkaip, kad, pavyzdžiui, mano požiūris nėra visų žmonių požiūris ir ne mano bendramžių. Aš, pavyzdžiui, absoliučiai, aš net studijuoju, dabar rinksiuosi tokias specializacijas su mažumom, todėl kad nėra kam, iš tikrųjų kažkokio įdirbio nėra. Bet ateina tam tikros kartos, kurios truputį iš vis kitaip žiūri. Tautybės kaip po kriterijus nebelieka. Taip. Ir tikrai tas pasikeis, man atrodo. Taip, Nu, ta daug prasme. dievė. Nes reikia išmokti tiek tokiam, tiek juodam, tiek baltam, tiek geltonam, tiek visokiam, kad pasiimsi bus, nepasiimsi, nieko neturėsi. Arba ten išmoksi taisyklės, žaisi, neišmoksi, nežaisi. Matot, sakot, pasimti ir eiti. Gerai pasimti, jeigu galima pasimti, aš jums dar kartą aiškinu. Reiškia, mes esame netokie jau kvaili žmonės ir tokie pat kaip ir jūs ir galbūt, ir mes suprantam viską puikiai, mes irgi baigė kažką tai, ten vidurinė, tai gal beveik visi. Yra iš sovietų laikų, kurie seniau, žiūrėkit, paimkit Rados mamą, jinai yra beraštė, jinai nesimokė. Jos močiutė irgi nesimokė, jie beraščiai yra, bet jie yra protingi, su jais galima pašnekėti, kažką tai patarė. O tie be mokslo yra protingi, o jeigu jie būtų galėję baigti tos mokslus, o anksčiau prie sovietų buvo labai sunku baigti tas mokslus. O mes kitą kartą jau senumo, kitą antrą kartą, mes jau baigėm. O kas iš to? Kas iš to, kad mes baigėm? Metai bėga, mes senstam. Įstot, kur kažkokie tai virš 40 metų, kur tu gali įstoti. Tai va. Galimybių, norų daug, svajonių daug, o įgyvendinti juos neįmanoma, nes metai bėga. Suprantat? O dėl Rados, tai Rados taip, Rada auga prie mano akių. Jai buvo 6 mėnesiai, kaip aš čia atvažiavau gyventi. Mergaitė buvo labai silpna, mažutė, labai sunkiai sirgo. Sakė, mama sirgo ir serga. Taip. Vytai, žiūrėk, aš galvoju, gal draugą pakalbinam, 2 žodžius. Ką? Nes, žinok, mums jau... Daug dievė ne paskutinį kartą susitikti. Ne taip, kad su žvyminai taip atvažiuoti. Susitikti, žinot, kaip draugiškai, kaip susipažinimas pirmas. Gamtoj, su bonka, šašlaikus, pabaliavot, čigoniškai pašokti, padainuoti, negi nenorėtumėt. Pašoksit? A kodėl ne? Niekada nemačiau. Tai pamatysit. Niekada nemačiau iš vis kaip... Reikia tik norėt, norėt, Tie noras. paprotiniai, pavyzdžiui, dalykai, niekada nemačiau. Tik galvoju. Žinot. Atvažiuojat, aišku. Daug turim pažįstamų ir viską, bet vis tiek jau čigonas yra su čigonus, kuris draugauja. Mes turim labai daug draugų, labai. Tikrai labai ir Kaune, ir Panevėžyje, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje. Visoje Lietuvoje turim pažįstamų. Bet žinokit, kaip tik būna koksai susibūrimas ir vis tiek, jaučiam. Čigonų, jaučiam. Nėra atvirai, kad kaip mes tarp čigonų susitinkam. Pas mus nėra skirtumo. Mes nejaučiam to, kad mes jaučiam su lietuviais kaip Tai susitinkam. šita problema, tai jinai kaip ant delno yra, čia niekas net neneigia. Tik tai klausimas, kokios perspektyvos. Daleiskim, jeigu jūs ištokėtumėt už mano. Свет включить.
langas. Čia visokių brazdėlių ten nukryžiuota, nu visokių detalių. This is coming from India. India. So that is. This is my friend. Huh? Your friend. And she's your. Gerai, gerai. Magnitas traukia čigonis, tas magnitas. Генератор. Ką čia filmuosi? Laba diena. Ką jūs veikiate čia? Reikia užsirašyti, ką čia filmuosim. O ar turit leidimus? Filmuojam, Aktorius numeris. Patriot muzikos. Ну, бля. Инспекции. Пойдёт пизда. Ищи где он пол. Давай.
Galima arčiau truputėlį. Ar pritrauks? Kaip jūs, aš dabar paklausiu ir toliau turėsiu tylėti, nes manęs čia neturi girdėtis ir matytis. Tai kaip jums atrodo, kaip jūs jaučiatės? Ar jaučiatės, kad dalyvaujat šitam įvykiai kažkiek? Ar tai atrodo, ar sėt kažkokių vilčių dėl to, kad ES ateina ir ar keisis kažkas? Ar jums tai atrodo kaip nepriklausomybės praradimas labiau, ar kaip galimybė atsivėrimas, ar dar kažkaip? Nu, iš bet kurio kampo. Gal, kad pas Berną galima nuvažiuoti dabar į Belgiją be jokių problemų, noriu atvažiuoti, nu, kaip jums atrodo? Tai kalbėt dabar? Nežinau, man tai atrodo, kad ES tas stojimas per daug sureikšminamas kaip. Vis tiek, man atrodo, turėtų Lietuva išryškėti kažkiek tai iš kitų valstybių, vien tas apšvietimas. Jo, tas tai projektas gerai. O šiaip, ką tu manai apie studijas užsienį? Nu, šiaip aš kažką tai planuoju, kad tenai važiuoti, bet jeigu pasitaikytų progai, aišku, pasinaudočiau. Aš tai šiaip išvyk nelabai norėčiau, man kaip pakeliauti tai naudinga, bet mokytis nežinau, ar norėčiau užsienyje. Ta programa tai man didelės reikšmės neturi. Aš žinau, bet vien tas, kad pasų nereikės, tas va ir geras dalykas, gali važiuoti kur nori. Nereikia 18, gal nesulaukti, kaip savoje šalyje važinėja ir viskas. Jo, tas tai gerai. O šiaip dėl kainų? Nežinau. Kaip? Kuri nors Deimantė ir Jūratė, taip? Tai arba tu Deimantė, arba tu Jūratė, paklauskit, kuri nors viena kitos, ar svarbi jums rytojaus diena, gegužės 1, ar svarbi, kaip tokia? Ar jūs paklausit, o kita? Va tu, pavyzdžiui, va tu paklausk jos. Gerai. Ar dar ne?
norėčiau klausti. Tai tau ta svarbi diena ar nelabai, ar čia tik tai televizoriai rodo ir panašiai? Man tai atrodo, kad eilinė diena, nes vis tiek tą pačią dieną, bent jau mano gyvenime niekas nepasikeis. Nu, šiaip tai. Bet vis tiek tas su draugais pabūt galima prie ežero, kokį laužą užsidegęs. Tai jo, šiaip tai, kas nori, gali iš to šventę didelę pasidaryti. Jo, tai viskas. Ar atsimena tas dienas? Aš dar atsimenu vieną paradą Ukmergėj, gal kaip buvo ir kažkur tai, žinau, kad įdavo. Tai kas ten buvo tokia kažkoks Nu, eisena šventė kažkokia, didelė ar kaip ar būdavo. koncertas. Šiaip gerai neatsimenu, tik žinau, kad eisenos būdavo, orkestras grodavo ir žmonės įdavo. Bet šiaip Utenoje nedaro tokį dalyką, kad kaip Utenos šventė ta patinasi. Taip, tradicinė. Tai visai gerai, nes šiaip Utenoje, kai trūksta renginių, tai kuo daugiau, tuo geriau. Rytoj tai dar nieko neplanavom. Šiandien planuojam važiuoti kur nors už miesto laužų, kur kad dėl to švietimo. Paryškint Lietuvą, prisidėti prie tos akcijos. Nes man atrodo, kiekvienas žmogus turėtų prisidėti kažkiek tik, kad Lietuva išryškėtų. O dėl rytdienos tai nieko. Gal kokie Utenoje renginiai bus, dar net nežiūrėjau skelbimų, tai tose renginiuose būtų visai įdomu sudalyvauti. Koncertas lyg tai bus. Apie tėvus dabar biškį papasakokit. Bent jau mano tėvai taip panikuoja dėl kainų augimo, nes atlyginimai taip greit nekils kaip kainos ir dėl to labiausiai. Vienodai. Bet tėvai tik tai tiek džiaugiasi, kad dėl manęs, kad galėsiu išvažiuoti į užsienį ir panašiai studijuoti. Dabar apie mokyklos renginius, ar kas nors daroma, kalbėti, manęs čia nėra. Mokykloje nebus renginių, man atrodo. Kaip kitą savaitę tai bus Paupėjo šventė ir tenai toks bus akcentas dėl Europos Sąjungos bus. O šiaip tai specialiai kažko tai, man atrodo, nebus. Kad būtent Europos Sąjungai. Turi dar ką pridurti, kokią nuomonę? Kad gal nebe. Ant kalno karklus gal stumai? Tai kaip pasako, reikia groti kur nors ir grojam. O šiaip tai daug grojam. Nu, svarbi diena iš tikrųjų. O didelė šventė ne tik Utenai, bet ir visai Lietuvai, manau. O tau? Asmeniškai? Nedaug ką reiškia. Nežinau, ar ką nors... Pasakyk pilną sakinį. Kaip tiesiog lyg, kad aš nebūčiau klaususi apie tai. Kaip tau Nemoku šnekėt. Nu, moku. Patinuka, daug nereikia. Gegužės 1, manau, bus
svarbi diena ne tik Utenai, bet ir visai Lietuvai. Viskas. Kaip čia pataikė? Šiaip šios dienos proga linksmybės aplinkui, kad visas gyventojų šitas rajonėlis jaustų švenčių išvakarės. Šiokia tokia. Gera diena, kodėl nepasidžiaugti pavasarį. Kaip uždėjau, jeigu tik tokia kalba, jeigu parodo, tai labai, kai mūsų tai atidarėme, būna, tai žinai, supranti, kai pirmą užgroja, tada bent jau visi nutyla. Nes kaip atveju, tu ten gali kalbėti, ką nori, nu žinai. Tai pačiai tame kalba. Šiuo. Gražus oras. Ir viskas taip. Ar čia paskutinį švenčiame paskutinį laisvą dieną? Taip. Gerai, tuoj mes pradėsime.